Odontologinės kainos savaime, jos daugeliu žmonių kelia daugybę abejonių ir visi sako, oi, tai yra labai brangu ir panašiai, bet niekas niekada nesusimasto, o kodėl jos tokios, kodėl jų tokia kaina, kokia jų sandara. Ir dažnu atveju tai yra tiesiog mitas, kad jos yra brangios. Teisiškai yra apibrėžta, kad odontologinių paslaugų kainas nustato Sveikatos apsaugos ministerija arba tam tikrai daliai tų paslaugų arba paslaugų komplektų. Tačiau iš tikrųjų reikia pripažinti, kad kainas nustato visgi rinka. Ir jinai turi keletą bent jau tų pagrindinių sudedamųjų dalių. Ir turbūt, kalbant apie odontologijos ir šiaip medicinos visas paslaugas, reikėtų atsižvelgti į keletą esminių momentų. Tai yra darbo jėga, tai yra medžiagos, tai yra technologijos ir panašus dalykai. Taip jau susiklostė, kad Lietuva turėtų šiaip jau labai didžiuotis, nes Lietuvoje bent jau odontologijos srityje gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai specialistai yra vertinami labai Europoje už savo kompetenciją ir aukštą kvalifikaciją. Yra pakankamai aukštas skaičius specialistui 10 000 gyventojų, turbūt vienas iš aukščiausių ne tik Europoje, ne tik išsivysčiusių šalių šitam kontekste, bet greičiausiai ir visam pasaulyje. Bet neabejotinai tai yra susijęs su šitų specialistų parengimu. Tam, kad parengti šitą specialistą, kainuoja pakankamai nemažai ir tai savaime vienokią ar kitokią formą persikelia į sudėtinę kainos dalį. Labai dažnai matome tik tais tą išorinį paveikslą, kad įsivaizduojam, kad atėjom tiesiog į kabinetą ar į kliniką, mes matom gražias patalpas galimai, gražius laukiamuosius, kažkokią įrangą, tačiau mes visiškai nematome kitos infrastruktūros, kuri yra būtina teikti paslaugą. Standartiškai paėmus tą patį šeimos gydytoją, ar ne, jam reikia minimaliai investicijų į tam tikras priemonės, neskaitant kai kurių laboratorinių tyrimų. Visa kita, jam užtenka kompiuterio, stetoskopo, termometro, kraujospūdžio aparato ir tai yra viskas. Tai nekainuoja labai didelės pinigų sumos. Tuo pačiu odontologijai tai yra labai ženkli dalis būtent įrengti kabinetą. Tai kaip pavyzdžiui, turbūt labai gerai tiktų, kad tam, kad pradėti teikti paslaugą, tu turi įsigyti stipriai prabangų automobilį, nežinau, markės konkrečios neminėsiu, bet brangų automobilį tik tam, kad tu galėtum pradėti važiuoti, o jau dar ir teikti paslaugą ir medžiagas ir kitus dalykus, tai automatiškai vėlgi nusėda į tą pirminę ir bazinę paslaugos kainą. Tai iš tikrųjų visos paslaugos jos yra bent jau iš kelių dedamųjų. Tai viena yra darbo vietos įrengimas, antras yra darbo vietos paruošimas. Tai darbo vietos paruošimas yra tekę girdėti, kad buvo bent 2 didesni tyrimai atlikti Lietuvos sveikatos mokslo universitete skirtingais periodais. Bet abiem atvejais buvo nustatyta, kad vien tik paruošti darbo vietą, kad pacientas galėtų atsisėsti į tą vadinamą odontologo kėdę, tai kainuoja pakankamai ženklią pinigų sumą, nes odontologija yra intervencinės procedūros. Tai viskas apie intervenciją. Dėl to jai keliami aukštesni valymo, higienos ir kiti dezinfekcijos reikalavimai. Ir dėl to pacientas iš tikrųjų net nematydamas to, bet iš tikrųjų atsisėsdamas į kėdę, jis įstaiga pati, kuri teikia šitą paslaugą, jau patiria, manoma, nuo 10 iki 25 eurų tiesioginės išlaidas. Tai jeigu įvertinti visą aplinką, tai 20-25 eurai tai yra tikrai šiais laikais pakankamai didelė pinigų suma ir jinai labai ženkliai daro įtaką šitos paslaugos galutiniai kainai. Bet aišku, tų dalykų yra pakankamai daug, yra labai įvairių ir mes turim žymiai kompleksiškesnės, sakysim, paslaugas, tokias kaip labai dažnai yra mitas, dantų protezavimas ant implanto. Visi įsivaizduoja, kad tai yra vienalytė procedūra, kur pacientas atėjo, jam įsuko implantas, uždėjo dantų protezą ir viskas. Deja, tai nėra viskas taip labai paprasta, nes pats paprasčiausias dalykas. Visų pirma, tai yra jau 2 procedūros, nes yra chirurginė dalis ir protezavimo dalis.
Kiekviena iš jų turi savų niuansų. Ir pavyzdžiui, kuom gali skirtis kaina, konkrečiai kalbant apie burnos chirurgiją. Tai burnos chirurgija savaime yra procedūra, nes reikia įsriegti dantų implantą. Tada reikia pasirinkti vienokią ar kitokią dantų implantų rūšį, kas vėlgi kainos labai varijuoja, gali būti santykinai pigu iki santykinai labai brangu. Tada dažniausiai yra didelis neapibrėžtumas ir ne visada galima tinkamai diagnozuoti ir žinoti kaulo storio, tada gali atsirasti papildomų išlaidų storinant esamą kaulinį audinį ir panašius dalykus. Tokiu būdu tas kainos apibrėžti tiksliai kainos ne visada netgi įmanoma yra. Taip, standartiškai yra įvardintos sumos, bet jau vien tik šitos dedamosios gali labai stipriai daryti įtaką kainos augimui arba mažėjimui. Ir tada pereinam prie dantų protezavimo. Dantų protezavimas, vėlgi mes galim naudoti bemetalę keramiką, kurios turi vėlgi keletą rūšių, mes galime metalo keramiką ir daugybę kitų technologijų. Ir ta technologija savaime vėl susideda ne tik iš gydytojo darbo, ne tik iš atspaudų, kurios pacientas irgi dažniausiai jaučia, ten reikėjo nuimti atspaudą, kad galėtų pagaminti, bet ten įsijungia ir kitas sveikatos priežiūros specialistas, dantų technikas, arba dažniausiai ne pats technikas kaip po toksai, bet visa įstaiga su visais savo techniniais, išoriniais ir vidiniais reikalavimais. Ir vėlgi tai labai daro didžiulį įtaką, tai kiek mes mokame už šitą paslaugą. Dėl to paprastai gydytojas odontologas pakankamai išsamei tarėsi su pacientu, kokį taikys gydymą, kokia apimtimi, kokios gali būti ribos ir, aišku, iš to ateina susitarimo klausimas. Nes jeigu yra vėlgi tokie LSMU darę, yra bent jau tekę susidurti man pačiam skaityti keletą tyrimų, tai buvo vertinamas pacientų pasitenkinimas medicinos paslaugomis ir vienas iš jų buvo ir apie odontologijos. Tai kur yra didžiulis skirtumas, kad pacientas įsivaizduoja apie paslaugos kokybę į vieną pusę 95%, gydytojas specialistas į priešingą pusę. Tai kokybiška paslauga už protingą kainą, jinai visada turėtų eiti kiek įmanoma arčiau sugretinti paciento ir gydytojo lūkesčius ir už protingą kainą turbūt ir tai yra pati sunkiausia dalis, tiesą pasakius. Nes gydymo rezultato kokybė ir galutinis rezultatas yra daugybė studijų įrodyta, labiausiai priklauso nuo to, kaip geba pacientas komunikuoti su gydytoju, gydytojas su pacientu ir kaip jie siekia to paties tikslo. Medicina yra ne visiškai nuspėjamas sritis ir dėl to praktika rodo, kad netgi tą patį dantų implantą sukant, sakysim, atlikus tinkamą vertinimą, radiologinį vertinimą, kas beje irgi labai išaugina paslaugos kainą, nes turėti visą rentgeno diagnostikos aparatūrą tai nėra taip pigu. Tai gali rodyti vienus rezultatus, bet tada atvėrus kaulą paaiškėja, kad tas implantas, kuris buvo suplanuotas, galimai galbūt jisai nebetinka, galbūt netgi technologija nebetinka ir tai savaime gali daryti įtaką šitos paslaugos kainai. Na, čia toks dar vienas naratyvas, kuris ateina dažniausiai iš valdžios institucijų arba iš tuo metu valdančioje daugumoje esančių politikų, kad sveikata, medicinos paslaugos, kaip ir švietimas, kaip ir daugybė kitų paslaugų yra nemokamos ir valstybė garantuoja nemokamą šitų paslaugų teikimą. Tiesa yra labai paprasta ir tikrai dažnai politikai visgi užkulisiuose pripažįsta, kad ta paslauga kainuoja ir kainuoja labai brangiai. Ir šitoj vietoj politikai gali priimti tinkamus sprendimus, aiškiai atsakydami, kad tokią tam tikrą dalį paslaugos mes apmokam, tai kainuoja tiek, o likusią dalį jau pacientas arba gydymo įstaiga, arba sistema, arba draudimai, yra daugybė modelių, kaip tą galima sumažinti kaštus pacientui, pasidengia ir tokiu būdu yra aiški struktūra. Teko dabar visai, sakysim, prie dabartinės valdančiosios daugumos daug diskusijų buvo apie tai, kad
kad trūksta apibrėžimų, kokios paslaugos teikiamos nemokamai, kokia jų kaina, bet reikia pripažinti, kad tie politikai, kurie kalba, jie užmiršta pasakyti, kad jie daugybę metų politikoje ir jie to dar iki šiol nepadarė. Tai yra tiesiog nepadaryti namų darbai. Jeigu paslaugos kaina būtų aiškiai apibrėžtas paslaugų spektras, tada būtų įvertinta normaliai paslaugos kaina, o ne nustatomas abonentinis mokestis, jeigu taip galima pasakyti, kuris visiškai neadekvatus ir yra mažiausias turbūt visoje šiuolaikiniai Europoje dabartiniai. Tai nustatoma, sakysim, rodikliai baziniai, nustatoma kaina, nustatoma apimtis, sudaromos sąlygos, kad atsirastų įvairūs finansavimo modeliai. Tokiu būdu aš manau, kad mes iš tikrųjų galėtume sumažinti kainą, kurią patiria namų ūkis dantų gydymui, odontologijai, ir galėtume iš tikrųjų tikrai džiaugtis galbūt. Plius reikėtų, aišku, investuoti į dantų profilaktiką. Tai kuo daugiau investuojama į dantų profilaktiką, Vokietijos kolegų tyrimai nuo 1989 metų rodo, kad galimas valstybės biudžetas sutaupytų milijardus arba tikrai didžiulės sumas. Jie turi įrodymus, jie turi aiškiai apsibrėžę sistemą ir jie gali aiškiai pasakyti ir įrodyti, tačiau tam reikia politinės valios. Tai reikia pripažinti, kad paslauga jinai nėra nemokama, jinai tiesiog yra valstybės kompensuojama. Ir tada kyla paprastas natūralus klausimas. O tai kiek valstybė pasiruošusi kompensuoti dantų gydymą? Formaliai politiškai teigia, mes viską dengiam, nors realybėj turbūt tai yra neįmanoma, nes pagal tą įkainį ir tą kainą, kurį moka už net ne vieną apsilankymą, o už kompleksą paslaugų metam, kas yra 25 eurai suaugusiam ir 30 eurų vaikui, tai jau savaime suponuoja mintį, kad tai yra neadekvatu ir tai yra tiesiog misija neįmanoma padaryti. Kaip ir visame kame, kaip ir visoje ekonomikoje, kaip ir darbo užmokesčio rinkoje, tai Lietuvos kainos po truputį artėja prie standartinių vidutinių ES ar bendrijos šalių vidurkio. Tuo pačiu jos visgi dar išlieka ženkliai žemesnės negu, sakykime, toj vadinamoji senoji vakarų Europoje. Vokietija, Prancūzija, Skandinavijos šalis, ypatingai Didžioji Britanija. Ten neabejotinai šitie procesai kainuoja gerokai brangiau. Tuo pačiu ten yra gerokai daugiau įvairių finansinių instrumentų, padedančių pacientui išvengti didesnių nuostolių namų ūkiui. Bet paslauga savaime yra iš tikrųjų Lietuvoje dar santykinai pigesnė negu daugumoje vakarų Europos šalių. Burnos profilaktika arba bet kokia profilaktika yra veiksminga, jeigu jinai yra atliekama nuolat. Dėl to visi odontologai šiaip rekomenduoja bent kartą, 2 kartus per metus apsilankyti pas gydytoją odontologą profilaktiškai ir pas burnos higienistą. Dėl ko? Dėl to, kad visų pirma, tai ne tik konkramentų nuvalymas, bet tai yra ir savalaikis identifikavimas rimtesnių odontologinių susirgimų. Ir tie prevenciniai žingsniai leidžia patirti gerokai mažesnės išlaidas arba patirti mažesnius kaštus, negu standartiškai, sakysim, gydyti jau įsisenėjusią problemą. Tikrai Lietuvoje vyrauja opinija, kad ten vienas sugedo, antras sugedo, trečias sugedo, tai netaip svarbu, paskui nueisiu ir vieną įpų viską sutvarkysiu. Deja, realybė yra visai kitokia. Tada yra daugybė prasideda paslėptų procesų ir čia, aišku, jau turėtų gydytojai kalbėti apie tai, apie detalės, bet profilaktika savaime ženkliai sumažina kaštus, išskyrus, aišku, tam tikrus labai specifinius atvejus, kai jinai negali išspręsti tam tikrų problemų, bet burnos profilaktika tikrai sprendžia problemas ir visų pirma finansinius šeimos nuostolius.